Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangieji. Su jumis laida Polis ant kalvos. Vedantysis Marius Kundrotas. Turėjome keletą laidų apie tautiškumą, vieną apie tautinės mažumas, vieną apie lietuvių etninės grupės. O šiandien pakalbėkime apie dar vieną etninę grupę. Vieni ją laiko lenkakalbiais lietuviais, kiti Lietuvos lenkais, dar kiti vadina tuteišais. Kaip šie žmonės patys suvokia save ir savo vietą Lietuvoje, kokie jų rūpesčiai ir lūkesčiai. Apie tai papasakos visuomenės veikėjas, žurnalistas Ryšardas Maceikianecas. Labadiena. Labadiena. Ryšardai, pirmai pradžiai, kaip jūs teisingiau pristatyti? Lietuvos lenkų ar lenkakalbių lietuvių? Praktiškai, jeigu kas nors kažkiek pastudijavo istoriją, Lietuvos istoriją, visus įvykių tiesa, tai praktiškai mes esam lenkakalbiai lietuviai. Jeigu aišku, kas atvyko į Lietuvą iš kažkur, tai jis suprantama, jis gali būti ir lenkų, bet jeigu jis čia gimė, išaugo, tai savaime prašė tiesiog pavadinimas lenkakalbiai lietuviai, kurie, taip sakant, istorinių įvykių tasoje tiesiog sulenkėjo. Kalbinė prasme. Ir dauguma Vilniaus krašto gyventojų taip save supranta? Ne. Dabartiniu metu visgi 25 metus beveik, nuo 2000 metų ypatingai kalama, kad Lietuvos lenkai tai susiję su Lenkija, tai jau žymė dalį to, taip sakant, predo, kad Lietuvos lenkai jau nepriimtina, tiesiog lenkai. Tiesiog lenkai Lietuvoje. Jo, tiesiog lenkai. Tiesiog lenkai. Net ne Lietuvoje. Tai, žinot, tai čia problema tokia, kad jinai gilinasi tą problemą. Na, kalbant apie lenkakalbius piliečius, dažniausiai nagrinėjamos temos dviguba V, pavardės pasuose, lenkiškos mokyklos. Ar išties tai pagrindiniai lenkakalbių rūpesčiai, žinant, kad jų gyvenami rajonai, turbūt labiausiai socialiai pažeidžiami Lietuvoje? Žinot, aš paminėsiu gal bananus, kurie dabar dažnai reklamuojami televizijoje, radijoje. Kažkada žmonės net nelabai žinojo, kad yra bananai. Tai ir su toms problemoms. Jeigu šios problemos pastoviai kelt, viešoje erdvėje pastoviai informuot, pastoviai truksmaudė jų, jie lygtai tampa problemos. Paprastas dalykas. Pažiūrėkime, 91 metais sausio mėnesį buvo priimtas įstatymas dėl pavardžių. Piliečių, kurie, taip sakant, skaito save tautinę mažumą. Ir iki 2000 maždaug 5-6 praktiškai apie pavardį niekas nekalbėjo. Dabartiniu metu lygtai tapo rimta, taip sakant, kabutėse Lietuvos lenkų problema. Ta problema dirbtina. Praktiškai visos šitos problemos, jeigu paimt, dirbtinos. Praktiškai jeigu ta linkme nedirbama, užleidžiama dirba kažkokiai organizuotai grupuotėjai, kuria, taip sakant, nori šitos problemos iškelt kaip politinės, suprantama, kad ta manoma, kad žmonės priprastų, kad tai yra problema, bet Lietuvos lenkai arba lenkakalbiai lietuviai, praktiškai nėra, kaip visi žmonės turi tos pačios problemos. O kokios pagrindinės problemos? Kad pat regionas būtų išsivystysis, kad žmonės turėtų gerą darbą, kad būtų apsaugotos jų pilietinės ir žmogaus teisės, kas ypatingai Vilniaus krašte žmonės negali pasinaudoti. Negali ten ir nei žodžio laisvė, nei jungtis nekliudomai ir taip toliau. Tai praktiškai problemos, kaip aš pažiūriu, dirbtinos. Nežinau, ar paskutiniais metais neteko net girdėti nei vieno normalaus pasisakymo, kuris suprastų, kur esmė. Čia jau įrodyta per 1000 metų, per 100 metų. Jeigu kam nors valstybė atiduoda informaciją į švietimą, ta dalis, tos teritorijos, savaime tos nuo visos valstybės. Tiesiog, jeigu ta valdžia ten perima informaciją ir švietimą, žmonės ne visai dar švarus, taip sakant, tai kyla pavojus. Tai tiesiog, kad ta teritorija faktiškai tampa
ne valstybės dalimi, tiesiog stengiasi atsiskirti nuo tos teritorijos. Dabartiniu metu, kada Europos sienos nustatytos, jinai negali faktiškai atsitolti. Bet emociškai, taip sakant, jinai jau labai atsitolo nuo Lietuvos. Kuo tas nutolimas pasireiškia? Nieks praktiškai nežiūri nei Lietuvos radijo, nei televizijos. Kitas dalykas, kad ta televizija tai ir man kelia daug abejonių, bet visos mokyklos, pavyzdžiui, vasaros metu, tai kur atostogauti vaikai į Lenkiją. Visi mokytojai važiuoja į kursus arba tobulinimo kursus į Lenkiją. Tiesiog tie dalykai turi būti kitaip pastatyti. Nebus tų problemų, jeigu būtų sutvarkytas švietimas atitinkamai, programos mokytojų, pavyzdžiui, tobulinimo kažkokie ten kursai ar užsiėmimai. Ir informacija būtų teikiama, kaip priklauso visoje Lietuvoje, taip sakant, a ne už biudžetinės lėšas grupė žmonių neigiamą informaciją skleidžia ir tokia informacija, kuri neskatina bendrauti. Na tai pora problemų tokių, jeigu būtų sutvarkyta, čia manau, kad šitas kraštas būtų normalus kraštas. Tai, žodžiu, švietimas pagrindinė problema ir žiniasklaida, kaip suprantu. Jo, tai, žinot, prieš porą metų vyko diskusija dėl programų. Tai man teko sudalyvauti švietimo ministerijoje tose diskusijose, ten parašyti porą laiškų. Na tai, žinot, kada aš parašau laišką, kad reikėtų, nesvarbu kokią kalbą tie žmonės kalba, bet visos programos mokyklose turi būti siejamos su Lietuva. Galima galų galę apie Lietuvą į lietuvišką kalbėti, galima ir lenkiškai kalbėti gražiai apie Lietuvą. Tai man davė atsakymą, kad tose mokyklose ten literatūros, kalbos, taip sakant, dalykai turi būti siejami su Lenkijos istorija, kultūra, tradicija ir taip toliau. Nu tai savaime aišku, kad tie žmonės, tie vaikai, kurie ten mokosi, jie jau nuo pradžios, taip sakant, stumami į atskirtį, stumiami į, taip sakant, žiūrėti į save, kad kaip Lenkijos, taip sakant, kad Lenkija lyg tai yra jų tėvynė ir toks dalykas tiesiog neskatina tų dalykų, kad mes integruotumės į Lenkai. Reikia viešai pasakyti. Aš per tiek metų niekad negirdėjau, kad lietuvis kažkam troleibuse, autobuse pasakytų pastabą, kad Lietuvos Lenkai kalba lenkiškai. Niekas nepasakė. Kitas dalykas, kad ta kalba turi būti, į tos mintys tų žmonių būtų siejami su Lietuva ir jų nuotaikos būtų tokios, kad gerbti šitą šalį ir stengtis šitam šalį padėti, kad visi mes kartu Lietuvai Lenkija turim bendras problemas ir kartu kažkaip turim įsikapstyti iš šitų problemų. O jeigu tokios nuotaikos neigiamos, tai žinot, tada jau tie žmonės nelaimingi tiesiog. Jie jaučiasi nelaimingi, todėl kad jie gyvena šitam šaly ir jaučiasi lyg tai apsupti. Tai negalima to daryti, todėl kad gaila net tų žmonių. Na, o kokia yra, sakykime, Rusijos žiniasklaidos ir kultūros įtaka šitam krašte? Žinot, įtaka, aišku, didelė, todėl kad praktiškai visi jie dauguma žiūri televiziją, Baltarusijos, Rusijos, taip toliau, ypatingai čia visas pasienys su Baltarusija. Tiesiog taip mes norim, taip mes darom. Todėl, kad, pavyzdžiui, prieš rinkimus man teko kalbėtis su dviem moterims liberalios šitos kandidatės į Seimą. Aš pateikiam jums paprastą klausimą. A kaip jūs kalbat Šalčininkuose su interesantais? Jie ten dirba. Tai sako rusiškai, baltarusiškai, paprastemu. Tai kyla klausimas, kad jie nežino kalbos. Reiškia, ten turėtų veikti lietuvių kalbos kursai pastoviai. Mokytojų, kurie galėtų pramokinti, nėra problemų, bet nėra to noro gal iš valstybinės kalbos komisijos pasirūpinti, organizuoti ir lyg tai čia priklauso švietimo ministerijai suaugusių žmonių, taip sakant, mokymas, bet jie kartu turėtų pasirūpinti. Jeigu dabartiniu metu valdininkai kalba su vietiniais gyventojais tik rusų arba baltarusų kalba, tai čia jau savaime žmogus kalba, žmogus žiūri, žmogus mato ir savaime jis pasilieka to įtakoj, ne Lietuvos įtakoj. Na kągi, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai ir grįšime prie mūsų diskusijos.
Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Kas tai? Ar tai pietryčių Lietuvos gyventojų partija, ar tai kaimynų penktoji kolona, ar tiesiog kelių šeimų ir grupės draugų interesus aptarnaujanti struktūra? Žinot, aš pasakyčiau, kad ne partija tai tikrai. Todėl, kad jeigu mes pažiūrėsim, kas tai yra partija, taip sakant, klasikiniai pavyzdžiai, tai yra vyksta diskusijos, vyksta kažkokios nuomonių apsikeitimas, taip toliau. Čia praktiškai šeimos pagrindų sukurta grupė žmonių, kurie sugebėjo perimti šitą valdžią šitam regione. Aš jau ne vieną kartą citavau, kada postkomunistai, o dabar jie baigė jau kadenciją, pakvietė į koaliciją šitą partiją. Tai pasirašyti, taip sakant, sutartį su socdemais. Atėjo Tomaševskis, jo pusbrolis į jo švogeris. Tai matosi aišku, kad čia, žinot, nėra jokia partija, tik tai vaidinama, bet kitas dalykas, aš nežinau, ar partija tautinių pagrindų nėra klaidinga padaryti. Todėl, kad, žinot, mūsų regione nėra nei Latvijoje, nei Estijoje, nei Lenkijoje, nežinau, kur. Lenkijoje yra. Nėra. Ir daugelį Europos šalių yra. Nėra Lenkijoje. Vokiečių. Vokiečių visuomeninė organizacija, jie neturi jokios partijos. Bet jie dalyvauja rinkimuose. Ne, tai ten daleisti visuomeninės organizacijos turi teisę dalyvauti rinkimuose, bet partijų nėra. Man rodos tik vengrai, jeigu turi, taip sakant, rumūnai turbūt turi vengrų partijas spaudžiant vengrams, jie visgi turbūt leido ten sukurti. Ten ir čigonų partija yra. Galbūt, bet nei Latvijoje, nei Estijoje nėra. Latvijoje lygta yra ten, kur daugiausia yra rusų kažkokia ten partija, bet jinai pavadinime žodžio rusų neturi. Tai praktiškai ta partija neturėtų būti tokiu pagrindu kurama pagal mane. Ir net jeigu teisingai įsigilintų, galėtų net prieštarauti kažkiek konstitucijai. Todėl, kad ta partija per tiek metų visgi kiršina šitus santykius. Jinai, taip sakant, nepagristai, taip sakant, aštrina šitus padinkius. O čia draudžia ir įstatymas, ir konstitucija. Bet tas priklauso, žinot, nuo politikų, nuo jų nuomonės. A jie labai, ta partija pagal mane labai tinkama. Jinai yra savo vietoj. Toj partijinėje sistemoje jie randa savo tokią gerą nišą, jinai visiems reikalinga. Reikia kažkokią rimtą problemą Lietuvos, taip sakant, spręst. Tada keliame taip sakant, Tomaševskis eina mitinguoja, visas dėmesys jam, taip sakant, problemų ir žmonės keikėsi, o tuo pačiu metu galima spręsti kažkokios ir nelabai aiškios problemos, nelabai, taip sakant, reikalingos Lietuvai. Net 2009 metų, kada vyko prezidento rinkimai, tai čia aiškiai matosi pagal analizę spaudos ir pasisakymų, kad net Tomaševskis buvo pakviestas tam, kad rinkimai jau įvyktų pirmam turui. Taip sakant, jis tada stengiasi, viršėjo pirmą kartą 5% barjerą. Netiesa, bet žmonės sakė, už tai ir gavo mandatą europarlamentaro. Tai žinot, labai ta partija visiems reikalinga, į socdemams, į konservatoriams ir tiesiog mūsų toj jau kažkiek pūnančioj partijiniai sistemai. Jie rado tinkamą vietą. Na, bet iš tikrųjų, ar problema yra partijos pavadinime, ar problema yra tame, ką ji daro. Sakysim, pats įvardinot, Latvijoje yra tokių partijų, kurios nesivadina rusų partijomis, bet jos irgi skaldo visuomenę tautiniu pagrindu, kiršina latvius su rusais ir atstovauja Rusijos interesams. Tai jeigu dabar, sakysim, Lenkų rinkimų akcija pasivadintų kokią nors pietryčių Lietuvos frontų, ar nuo to kas nors pasikeistų? Aišku, čia būtų dalykais. Turinys visų pirma, aišku, suprantama, bet turinys kažkiek siejamas su jūsų forma. Tai man rodos, kad būtų dalykai reikėtų susitvarkyti, bet ta partija, aišku, niekur negali neatvesta visuomenė, todėl kad čia, taip sakant, kraujo apykaita, aš pasakyčiau, per maža, kad tokiam mažam lopinėliui ta partija neturi nei žmonių, nei išlavintų, taip sakant, lyderių, taip sakant.
Trepčiočys vietoj triukšmaus dėl pavardžių kažkokių ten kitokių smulkmenų ir tas regionas ir tie žmonės, kurie čia lieka, jie ne visada suvokia, kad tas jiems nenaudinga. Jie jau lygtai priprato, kad taip turi būti, kad yra vienas lyderis, kuris ten kažką triukšmauja ir jiems lygtai tą patogu, bet jie nesuvokia tos problemos, kad reiškia, tą reikia viską keisti. Na kągi, dar kartą atsipūskime su mūsų krikščioniška muzika ir po to grįšime tęsti diskusijos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Lenkų rinkimų akcijos valdomose Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose paskelbtas Kristaus intronizacijos aktas. Neseniai tokį aktą paskelbė ir Lenkijos valdžia. Kristus paskelbtas šių teritorijų karaliumi, nors pats sakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Kiek rimtai žiūrite į tokias deklaracijas, kokias vertybės jos atspindi? Žinot, čia priešim su to, kad aš kiek giliau pažįstu visos šitos žmonės. Suprantam, kad čia, taip sakant, tik tai dėl reklamos, o tie žmonės absoliučiai nesilaiko nei krikščioniškos moralės, nei įstatymų, nei teisės, nei Tomaševskis, nei Palevič, nei šitą dabartinį Reks. Taip, tiesiog, žinot, toks žemas, toks įžaidimas net tikintiesiems, jeigu jie taip elgėsi, bet to keliu jie jau eina eilę metų, kad rašom su to, kad žmonės ten Vilniaus regione gyvena tikinti, jie tą propagandą išnaudoja. Net aš atgrįšiu prie prezidentės rinkimus 2009 metais. Jie suvažiavime priėmė sprendimą nedalyvauti rinkimuose, o paskui netikėtai kažkas jiems patarė, jie triukšmingai vedė kompaniją. Tai Maišogolo kunigas paskelbė net, kad Dievas reikalauja to, kad Tomaševskis dalyvautų prezidento rinkimuose. Žinot, tiesiog toks, aš pasakyčiau, negražus žaidimas su tikėjimu, su tų žmonių pasitikėjimu. Bet jis vyksta, aišku, ir turi pakankamai didelę reikšmę jiems, todėl kad jeigu kunigai palaiko tą grupuotę, tai, žinot, žmonės daugiau pasitikė. Na, Lenkų rinkimų akcija labai giriasi, kad jie yra vienintelė nekorumpuota Lietuvos partija, kiek tame tiesos? Žinot, čia esminė problema, jeigu nors vieną kartą kas nors patikrintų žemės grąžinimo problemą, Tomaševskis visą laiką sako, kad lietuviai ten užpuolė šitą Vilniaus kraštą. Taigi mes patikrinom visuomeniniais pagrindais. Iki 2007 metų yra duomenys, kad jie niekada neprieštaravo perkėlimo žemės, jie tvirtino projektus. Jiegi, taip sakant, per jų rankas visą šitą medžiagą ėjo, ne vienam projektui neprieštaravo ir po to sako, kad lygtai be jų žinios lietuviai neįmanoma. Įstatymas neleidžia apeiti savivaldybę, taip sakant, kad tai ryšim su to, kad praktiškai visi politikai, galbūt ir teisėjai, prokurorai, turėjo Tomaševskui ar ten tarpininkams pabučiuoti į ranką, kad perkelt žemę kažkur iš tolesnių rajonų prie Vilniaus. Jie įgijo per šitą žemės grąžinimo periodą labai didelį įtaką politikų tarpe. Personalinės tokius ryšius, kurie dabar mirtingi, ryšiams to ne viena tarnyba nekelia problemos žemės grąžinimo. Kodėl? Jeigu jie tiek metų kalba apie žemės grąžinimo problemą, tai patikrinkime, kaip jinai prabėgo, kas ten yra. Bet visi tyli, todėl kad beveik visi ten kažkur įkišo savo ranką ir dėkodamas Tomaševskui nekelia problemų. Tai čia korumpuotas, dabartiniu metu, pavyzdžiui, jau 3 metus ar 4 metus merė, Vilniaus rajono merė Reks, administracijos direktorė, yra jos sesers dukra, dar krikšto dukra. Tai kažkas čia iškėlė problemą, pasvarsė, bet komisija nurodė, kad čia neteisingai, vis tiek toliau. Tai kaip direktorius, administracijos direktorius ir meras sudaro šeimą, tai ne korupcija, tai jau akivaizdus pavyzdys. Bet ką padaryti, jeigu politikai mano ir administraciniai organai, kad taip gali toliau tęsti, taip ir tęsis.
O ar teisybė, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose iš biudžetinių lėšų finansuojama vietinė žiniasklaida, kuri irgi priklauso tam pačiam klanui, tai pačiai šeimos grupuotė? Nu taip, tai žinot, čia problema, aš kalbėjau, kad dvi problemos yra švietimas ir informacija. Čia esminė to krašto problema. Bet dar prieš kokią, nežinau, gal prieš 8 metų Lietuvoje buvo įstatymas dėl spaudos finansavimo. Ir ten buvo parašyta vienas žodis – tik. Bet jis dabar dingo prieš keletą metų. Buvo parašyta, kad tokie privatus laikraščiai gali būti finansuojami iš spaudos, televizijos, radiofono. Tik. Bet jie, nežinau, rodos konservatoriai išbraukė šitą žodį tik. Ir dabar iš biudžetinį lėšų jie tiesiog įima pas save. Kada konservatoriai valdo, jie paėmė 1,5 milijono. Čia buvo vieša informacija, žmonės ten pikinosi. 1,5 milijono toj spaudai. Dabartiniu metu, kada socdemai paėmė į koaliciją, tai 500 milijonų iškart buvo jiem atsieta iš biudžeto. Tai suprantama, kad su tokiais pinigais galima ten tą informaciją padaryti, kad jinai tikrai primena jau informacinį teroro, taip sakant, požymius turi. Mes nekalbam apie tai, kad dar Šalčininkai perveda ten turbūt lėšas šitai spaudai, Vilniaus miestai, kada jie buvo, taip sakant, koalicijoje Vilniaus mieste. Tai dideli pinigai jie daro tą įtaką žmonėms, kad jie girdi tik vieną balsą, girdi tik tą, taip sakant, tos partijos nuomonę. Na ir jie tiesiog galų gale negali niekaip apsispręsti. Na, dažnai kalbama, jog tautiškumas skiria žmonės. O ar gali jis jungti? Juk jei gerbiu savo tautą, tai gerbiu ir visas kitas tautas, nes tauta man tiesiog vertybė kaip tokia. Ar įmanoma, kad lietuvių tautininkai ir lenkų tautininkai susivienytų bendro gyvenimo kūrybai? Nu, su to aš nesutikčiau su jumis, todėl kad visgi pagal konstituciją ir Lietuvos lenkai, ir Lietuvos lietuviai jį sudaro vieną tautą. Tai yra Lietuvos tauta. Ir čia jau išvis nėra kas skirti. O jeigu mes praeisim prie išvados, kad Lietuvos lenkai yra tik lenkakalbiai lietuviai, tai kalbėtis apie kažkokius sujungimus praktiškai, būtų absurdu. Jie tiesiog jau yra. Jie yra ta pati grupė žmonių, tos pačios grupės piliečiai, tos pačios konstitucinės, aš turiu omeny, ne etninės, konstitucinės, taip sakant, tautos atstovai. Etninė, žinot, jeigu kalbėt apie etniją, apie kultūrą, taip pat čia tokia bėda yra, kad nieks neanalizuoja tos kultūros. Ar sukūrė Lietuvos lenkai kažkokią atskirą kultūrą? Sakykim tai kalba. Yra, pavyzdžiui, pas mus etninės kultūros globos taryba. Buvau ten, kalbėjausi porą kartų su jais. Kodėl Vilniaus krašte pastoviai, taip sakant, analizuoja situaciją, renka duomenis tik grupės iš Lenkijos? Kodėl neišanalizuot mums patiems? Ir mes tam pamatysim. Kultūra ta pati, papročiai tie patys, tik kalba, vienas dalykas, kuris mus skiria. Architektūra, kraštovaizdis, tas pats. Pas mus Buvidžiuose, kiek yra, taip sakant, pilkapynų. Yra vietos pranerės, kur prieš amžiaus degė amžinas ugnis. Čia pas mus. Tai reiškia, mes tie patys taip pat gyvenom kažkadaisiai ir dabartiniu metu tik tai nenoras šitų mūsų įstaigų pasisukti. Aš galų gale vieną kartą radau Vilniaus universitete žmogaus, kuris dabar, nežinau, gal dar dėstė ispanų kalbą, bet jis lenkakalbis Argentinas. Kažkada jo senelė iš Lenkijos nukeliavo į Argentiną, o dabar jis dėstė Vilniaus universitete šitą ispanų kalbą. O jis renka folklorą. Tai jis lietuviui, tai sakau, pagal tave, kaip yra? Tai sako, ne, lenkai nesukūrė atskiros kultūros. Jų net dainos, melodijos ir žodžiai arba iš lietuvių kalbos paimti, arba iš Lenkijos paimti. Tiesiog jie čia atskiros kultūros nesukūrė. Bet kitas dalykas, kad yra visa eilė lenkakalbių rašytojų puikių.
Bet lietuviams nepriimtinas, kad lygtai jie rašė lenkiškai. Bet tą dalis reikėtų įtraukti į Lietuvos kultūrą. Ir nuo to Lietuvos kultūra tik praturtėtų, o taip sakant, nieko blogo nuo to nebūtų. Na kągi, dar kartą pasitrauksime per traukėlį ir to jau grįšime. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Jūs jau užsiminėte apie labai svarbų klausimą. Tautinė tapatybė sunkiai įmanoma be istorijos. Tad kokios istorinės figūros aktualiausios lenkakalbėms piliečiams? Ar Adomas Mickevičius, ar didžiosios kunigaikštystės bajorai, o gal Pilsudskis ir Želigovskis su armija Krajova? Dabartiniu metu, taip sakant, toj visuomenėje, kur priklauso nuo Tomšovskių, aišku, tarpukario metų Pilsudskis, ten Želigovskis ir armija Krajova, bet problema tame, kad, žinot, net jų vadovėlėse, kaip aš paanalizavau, kokie rašytojai ten įtraukti. Ten yra net tokie rašytojai, kurie POF, tai yra organizacija, kur bandė Kaune organizuoti perversmą, AK, taip toliau, visos šitos tarpukario metų įvykiai giriami praktiškai. Tai ryšim su to kitaip ir būt negali. Bet tiesiog ta problema vienas dalykas, kad jie turi viešą informaciją savo rankose ir švietimą ir iš to gali taip manipuliuoti. Kitas dalykas, aišku, kad tiems žmonėms reikia pateikti informaciją kitokią. Jeigu kas nors paskaitytų Mackevičiaus, Pavlikovskio, Vandžiagolskio, čia vietinį lenkakalbių lietuvių arba Lietuvos lenkų knygas, atsiveria kitokias vaizdas apie Pilsudskį, apie karą, apie AK. Tiesiog buvo tokie įvykiai, bet jie neatrodo taip, kaip kažkas dabar įsivaizduoja kaip gerojai, kurie, taip sakant, mūsų gynė ir norėjo ko nors gero. Jie vedė kažkokią politiką, kuris iki galo ir dabar nesuprantama, bet jinai tikrai tam mūsų krastai nebuvo naudinga, todėl kad mes iki šiol negalim įsikapstyti iš šitų įvykių. Niekaip negalim įsikapstyti ir lietuviai, ir lenkai. Ir praktiškai vienas Jozefas Mackevičius aiškiai pasakė, kad čia tragiškas šitas Želigovskiada buvo tragiškiausi istorijai įvykiai šitam kraštui. Todėl kad vienas dalykas okupacija 19 metų, kitas dalykas per šitą periodą lietuviai, latviai, estai negalėjo tik todėl sudaryti kažkokią bendrą frontą prieš karą, kad paskui po karo metais jie galėtų kitai parodyti. Jie galėtų gal vis tiek patektų į sovietų okupaciją, bet gal jie būtų kažkiek laisvesni, kaip Lenkija buvo, kaip Vengrai, taip toliau. Šitas bendro šito fronto nebuvimas tik dėl to, kad Vilniaus buvo okupuotas, leido paskui tvarkyti su Lietuva, Latvija, rusams, kaip jie norėjo sovietams, taip sakant. Rusai, sovietai čia skirtingi dalykai, aš skiriu šitus dalykus. Tai problema ypač žalinga. Ir dabar Lietuvos lenkai naudojasi to kaip lygtai gerų dalykų, taip sakant, kad įvykiais, kurie reikia šlovinti. Tai problema, didelė problema, aš sakau, kad informacijos nebuvimas, švietimas netinkamai sutvarkytas, viskas vienas susiję ir mes kapstomės ir ginčiamės dėl tų dalykų, kurie jau turėtų būti seniai pamiršti. Be to, žinot, nei Lenkija, nei Lietuva nepravedė iliustracijos, tai čia tai yra problema. Mes kalbam, kad Lenkija puola. Aš nežinau, kur ten Lenkija puola, kokia Lenkija. Todėl, kad ten yra keletą Lenkijų, kaip ir Lietuvoje yra keletą Lietuvų. Taip sakant, yra tie, anie, ryšai šitie, sudėtingas klausimas. 25 metų mums neužteko, kad to išaiškinti. Šiuo metu daug iššūkių kelia globalizmo tendencija. Tautinės tapatybės praradimas, emigracija ir imigracija, globalios korporacijos, naikinančios vietinius verslus ir ūkius. Kiek šios problemos aktualios lenkakalbėms Lietuvos piliečiams? Aš vienu sakiniu galėčiau pasakyti, nebus Lietuvos Lenkų, ja, savaime. Todėl, kad mes ten galim šakotis, ar mes tokie protingi ar ne. Bet tik tai, kol egzistuoja Lietuva, tai ir egzistuoja Lietuvos Lenkai. Mes, pavyzdžiui, Lenkija, tikrai mes nesam, gal kaip darbo jėgai reikalingi ten vietoj tų, kurie emigruoja į vakarus.
bet jie mums skaito rusiukais ir kas iš rytų, tai rusiukas ir ten gali pradėti šluot gatvės, kaip ar Anglijoje, ar Lenkijoje. Tai praktiškai egzistavimas Lietuvos kaip valstybės tvirtos duoda mums, taip sakant, kažkokį garantiją į gerą ateitį. Jeigu Lietuva susilpnės, tai Lietuvos Lenkams nebus čia vietos. Kitas dalykas, kad, žinot, aš gal ne tiek bijau tos Europos ir globalizacijos, kaip mūsų vidaus problemų tokio aplaidumo, nesprendimas. Kas Europos Sąjunga diktuoja daug dalykų, bet standartų, bet žymė dalį tų dalykų praktiškai galima tvarkytis patiems, pagal mane. Dabartiniu metu globalizacijos sąlygos jau, rodos 57 metais, Jozapas Mackevičius pasisakė, kad dabartiniu metu jau, taip sakant, būti nepriklausomai, tai būti nepriklausomų valstybių sąjungoje. Kad vienišos tokios valstybės, kaip Lietuvai kitos valstybės, jau nelabai gali apsiginti problemą. To labiau, kad mes tokioje vietoje atsiradom, kur kertasi, taip sakant, linijos, taip sakant. Bet absoliučiai pagrindinė problema, dėl kurios, man rodos, emigruoja, tai netvarka vidinė pas mus. Moralės, taip sakant, nebuvimas. Jeigu Vasiliauskas sako, kad dabartiniu metu, pavyzdžiui, banko vadovas sako, kad dabartiniu metu jau moralės mums nereikia, moralė negalioja. Bet kaip nežinau, kodėl nieks neužprotestavo, nei spauda, nei teisininkai. Kiekvienagi teisė grindžiama moralė. Jeigu mes atsisakome moralių, nuo papročių, nuo tradicijų, nuo kalbos, tai kas čia kaltas? Kas mums verčia tą daryti? Nieks mums neverčia. Formaliai, visur kalbame apie kultūrų įvairovę, kalbų įvairovę, poreikį įsaugoti šitą. Tai pasinaudokime tokios galime. Kas mums draudžia? Kodėl tie lenkakalbiai lietuviai, pavyzdžiui, neapmokyti lietuvių kalbos šitam regione? Per 25 metus nebuvo nei vieno nemokamų kursų jiems organizuoti. Lenkai, kada okupavo šitą kraštą, iškart įsteigė tokie, tai vadinas, biurą pisania listų, kad žmogus galėtų užeiti nors laišką valdžiai parašyti lenkiškai. Dabartiniu metu lietuvių kalboje nerasi. Tai tiesiog, aš nežinau, kaip pasuk šitą koaliciją, bet man rodos noras iš gyventojų, iš šitų piliečių yra toks, kad kažkiek mums susitvarkyti viduje save. Ir pradėti tvarkyti šitus kultūrinius ir kalbinius ir ekonominius, aišku, problemas, kurie žymė dalį analizuoti tą situaciją. Aišku, mūsų problema dabartiniu metu tai mažas, jeigu ekonominis, tai mažas rinkas. Jis mažėja. Jeigu buvo mūsų 3 milijonai, dabar jau beveik 2 milijonai tapo, tai mažėjančias rinkas nekelia norą kažkam investuoti tokiam rinkai. Tai gal reikėtų tada kalbėtis su Latvai, su Estai, kažkokius glaudesnis ryšiai. Žiūriu, Estai dabar, Latvai nori su mumis draugauti, mes kažkaip nuo jų tolstam. Latvijoje, pavyzdžiui, taip sakant, Rygoje galima žiūrėti Lietuvos televiziją. Latvijos televizijos mes žiūrėti negalime, nežinom, kas ten vyksta Latvijoje, kokie procesai. Gal kažko galėtume pasimokyti iš Latvijos Estų. Žinot, tiesiog nėra kažkokio tokio, aš pasakyčiau, galvos nėra pas mus, problemų. O kaip su gimstamumo tendencija, su emigracija pietryčių Lietuvoje didesnė, mažesnė? Žinot, galbūt net mažesnė kažkiek. Aš statistikos neturiu, todėl kad, žinot, toks paprastas pavyzdėlis. Jie net neemigruoja į Lietuvą. Todėl, kad nežinodamas jokios kalbos, apač tos vietinės kalba kažkokia, tiesiog žmogus, jis jaučia, kad jis niekur kitur negali taip saugiai gyventi. Čia neseniai buvo toks pavyzdys, aš kažkada seniai citavau. Atvyksta Vilniaus meras Palevičius su vairuotoju į Vilnių. Ir ten ne dėl jo kaltės, bet įvyko kažkokia avarija, nedidelė avarija. Tai Palevičius pasišalino, nuėjo savos reikalais, bet šitas vairuotojas negalėjo ištart vieno sakinio lietuviškai, kad paaiškint apie įvykių, taip sakant, eigą policininkui.
Tai kur toks žmogus gali judėti? Jis tiesiog bijo, jis pririštas, prikaltas prie šito rajono, jis vargas tiesiog. Tai kalbų žinojimas, tai čia svarbus dalykas, lietuviai kažkiek daugiau jis pramoko ir tų kalbų, ir ryšim su to, kad jie daugiau intensyviai judasi, tai juda, tai gal kažkiek ir daugiau emigruoja. Lietuvos lenkai, jie to labiau, kad šitas regionas sensta, taip pat kaip ir gal ir kiti rajonai Lietuvos, bet emigracija kažkiek mažesnė. Jeigu emigruoja, tai žinot, kokiu būdu. Mokosi, pavyzdžiui, arba Lenkijoje, arba mokosi šitam Balstoko universiteto filialė. Ir ten važinėja į kursus, ten suranda savo šeimos ir išvažiuoja į Lenkiją. Išvažiuoja į Lenkiją, man rodos, toks būdas. Ir Lenkija stoja, taip sakant, į paskutinį jų stotelį, jie toliau nejuda. Na kągi, dar paskutinį kartą pasitrauksime muzikiniai pertraukėlį ir grįšime jau apibendrinti. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka pasakodavo, kaip jo lenkakalbiai kaimynai vis prasitardavo: pas jūs ten Lietuvoje. Tarsi Lietuva sau, o jie sau. Ar dažnai tenka susidurti su tokiam nuomonėm? Tai jis pasakė tą tikrą tiesą, kad Lietuvoje ir Vilniaus kraštas lyg tai atskiri dalykai. Tai reikia įstengtis, kad Lietuvoje ir šitiems vietiniams lenkakalbėms lietuviams būtų, jie jaustųsi pas savį, bet, sakau, nepadės tam, kad mes dabar reikalausim, prašysim, sukurkit vėl kažkokią programas. Tiesiog šitie žmonės, kaip valstybės komisija, kaip etninės globos taryba, kaip, taip sakant, įstatymų leidėjai, kuri švietimo ypatingai ministerija tiesiog pradėtų vykdyti savo pareigas atsakingai ir man rodos, čia galima pradėti tvarkytis. Jeigu jie, taip sakant, tik politikos ir bandys kažkokius ten, dėl reklamos žingsnių daryti, kad parodyti ir Tomaševskui patikti, tai mes vėl eisime tuo pačiu keliu ir niekur nenueisim. Net tautybės, pavyzdžiui, įrašymas praeitoj kadencijoje. Kažkoks ten Seimo narys Šurinskas sugalvojo, prezidentė tučtojau pasirašo, kad reikia rašyti į piliečiams į pasus tautybę. Gerai. Savo pasirinkimu? Jo, savo pasirinkimu, bet ne visai savo pasirinkimu. Kaip Lietuvos lenkams, jeigu įrašo Lenkas, kas tai reikia išverskit Lietuvos lenką? Poliak. Tai tas pats įrašas kaip Lenkijos žmogus iš Lenkijos. Sunku buvo įrašyti nors Lietuvos lenką, jeigu nors šitik jau būtų jaustusi, kad jis susijęs su to kraštu. A Lenkas yra Lenkas, visur yra Lenkas, taip sakant, kitaip nesuprasi, kad yra iš Lenkijos. Tai kiekvienam žingsnį yra tų problemų. Sukūrė tautinių mažumų departamentą. Kas tai duoda? Tai socdemai maitina ten grupelę savo žmonių, kurie sėdi ten ir kažkokius ten nesąmonės kalba, kaip aš pažiūrėjau, apie ką jie kalba. Bet vėl tautinės mažumos turi eiti kažkokį ten prie stoties pastatuką, ten lygtai sprendžiamas problemas. Jie turi spręsti problemas visi kartu. Kultūros ministerijos, švietimo ministerijai. Priprast, kad mes turim bendrą tėvynį ir bendros įstaigos ir bendros problemos ir spręsti. Ne atskirti visur atskirai, visur, taip sakant, kažkokius atskiras problemas kaip lygtai nepilnavertėms. Ir efektas mes visada toks bus, kaip yra. Bet pavyzdžiui, jeigu Lietuvos karaimas nori įsirašyti, kad jis Lietuvos karaimas. Gerai, puikiai, neglašo. Bet jeigu karaimai, kitas dalykas, kad karaimai niekur kitų į pasaulio beveik nėra. Lenkijoje yra kažkiek, jo? Kryme kažkiek dar gyvena. Jo. Bet jeigu jis įrašo Lietuvos karaimas, puikiausiai, geriausiai nereikia. Tai jeigu Lietuvos lenkai parašytų, tai gerai, tegul būna. Lietuvos lenkai. Bet jau šitas žodis Lietuvos jau daug labai reiškia. Jeigu jis rašo Lenkas, tai kiekvienasgi supranta. Dabargi pagrindė pagal pilietybę sprendžiama, kas tu esi. Vokietis reikia nors juodaodis, vis tiek tu vokietis. Arba ten prancūzas juodaodis, bet reiškia prancūzas. Tai ir Lenkas.
Kur tu neįrašai žodis Lenkas, tu reiškia iš Lenkijos. Bet jeigu pilietybė nurodoma Lietuvos, tai jau jis automatiškai Lietuvos Lenkas, ar ne? Kam, taip sakant, tada žodis šitas Lenkas? Jisgi reiškia, kad aš iš Lenkijos. Jeigu žmogui norisi įrašyti, kad jis Lenkas. Tai žinot, galima, bet valstybės požiūrų čia netinkama, todėl kad jis netitinka istorijai, netitinka istorijos eigai ir kladina visuomenę. Na ir paskutinis klausimas. Pats buvote Lietuvos aukščiausioje taryboje, atkuriamajame Seime. Jei šiandien grįžtumėte į šias pareigas, ką darytumėt kitaip, nei darė visos ligšiolinės valdžios? Tai išorinės valdžios, tai aš labai daug rašau, kad visgi mes turim pradėti gyventi pagal konstituciją įstatymus. Labai griežtai reikėtų nuo to pradėti. Todėl, kad visą eilę klausimų mes taip atitolom nuo įstatymo į konstitucijos, kad jau beveik manoma jau svarstyti problemą, kad reikia arba kurt naują, arba kažkokią išgryninti šitas problemas. Todėl, kad bėgimas žmonių į užsienį žymiai dalį, aišku, susiję su mūsų ekonominės problemos. Žymiai dalį. Bet aš nemanyčiau, kad Lietuvoje žmogus, kuris nori dirbti, uždirbti, mirstų iš bado. Praktiškai dabartiniu metu yra pakankamai sąlygų, kad žmogus galėtų ir darbą rasti, jeigu pakankamai dar jaunas, jeigu darbštus, bet šitą toks neaiškumas, tos situacijos, tokios valdžia, ką nori, tą daro, taip sakant, įstatymus nesilaiko, konstitucijos nesilaiko ir tas žmogus pasimetė, jis jaučiasi neapsaugotas. Ir ypatingai socialinė prasme, vieniems ten kažkokios sugalvojo rentos privilegijos, kitiems ten to neduoda, žmonės suskaldyti kažkokios grupės. Tai praktiškai, žinot, man rodos, tai aš visada svajoju, kad mums galva būtų aukštos moralės. Lietuvos galva būtų aukštos moralės ir nuo nieko nepriklausoma. Taip sakant, neturėtų kažkokios blogos ar kažkokios praeities, kur galėtų pradėti iš naujo kurtą valstybę praktiškai nuo pagrindų. Faktiškai, moralė turi tapti pamatu. Tai pamatų visur yra. Nieks nežinau, aš sakau, man taip, aš pabaisėjau, kada matau, kad Vasiliauskas sako, kad moralė dabar negalioja. Teisininkas to neturi teisę pasakyti. Todėl kiekviena teisė tik skiriasi nuo moralės. Jeigu musulmonai turi vieną moralę, mes kurim kitokią, krikščionišką moralę. Tai tik ir iš mūsų to jų įstatymai kitokie negu mūsų. Ir viskas. Jeigu mes atsakom, kad moralė neveikia, nustoja veikti visi įstatymai. Todėl, kad pas mus dar vienas klausimas yra įdomus, kad kažkas nedaskaitė, bet dabartiniu metu toks jau įstatymas nebūtų priimtas, a tada buvo priimtas. 81 straipsnis civilinė kodeksus, labai svarbus yra, kuris nieks nemato. Ten pasakyta, kas amoralu, tai neteisėta. Ir iš mūsų to jau visi pamiršo apie šitą straipsnį, bet ten yra tas straipsnis, dar išliko. Ir taip sakant, yra labai svarbus klausimas. Jei amoralu, reiškia neteisėta. Na kągi, iš tikrųjų palinkėkim Lietuvai daugiau moralės ir daugiau santarvės visiems lietuviams ir visiems Lietuvos piliečiams. Dėkojame pašnekovai, dėkojame klausytojams ir iki kitų malonių susitikimų. Ačiū.